Neseniai buvau spektaklyje. Ir prieš prasidedant spektakliui tiesiog apžiūrinėjau žmonės, kaip jie jaučiasi, kaip jie atrodo prieš eidami į spektaklį. Ir mano nuostabai aš neaptikau nei vienų akių, suaugusių žmonių akių, kurios realiai žibėtų, kuriuose matytųsi tas gyvenimo džiaugsmingumas, energijos perteklius, kurio mes visi ieškom. Taigi šimtai žmonių ateina į renginį ir jie pertraukėlių metu arba telefone, arba bendrauja, bet bendrauja šaltai, vangiai, techniškai. Netgi porelės, kurios sėdi apsikabinę prieš renginį, tu matai, kad vis tiek apsikabinę, žinai tą jausmą, ne iki galo totaliai, tarsi iš dalies jie čia, iš dalies kažkur kitur. Žmonių akis nežiba, ypač suaugusiųjų akis nežiba. Taip neturėtų būti. Aš tikiu ir savo gyvenime esu jau tai, ačiū mūsų mokyklai, atradusi, kad akis gali žibėti visą tavo gyvenimą. Taip netgi turėtų būti. Tavo veikla turėtų tave džiuginti, turėtų teikti tau prasmę, tu turėtum jaustis joje realizuotas. Tavo santykiai su vaikais, su tėvais, su šiaip artimaisiais arba netgi su kolegomis, jie turėtų teikti tau pilnatvę, tavo širdžiai užsipildymą, totalumo, meilės, ryšio jausmą. Tavo buvimas su savimi taip pat turėtų tave džiuginti. Yra įmanoma atrasti buvimą vienu, tokiais būdais, tokiom formom, tokiuose būsenose, kad net ir tuomet, kai tu tiesiog ilsiesi ir nieko nedarai, tavo akis vis tiek žiba. Kursas Gyvenk 100% yra būtent apie tai. Ir jo pavadinimas sukonstruotas neatsitiktinai. Gyvenk 100%. Kas tai yra? Ką tai reiškia? Ką mes turime omenyje po tokia ganėtinai skambia fraze? Pirmiausia, gyvenimas 100% yra savęs pažinimas. Tai yra gebėjimas identifikuoti, kokie yra tavo kūno talentai, o jų yra labai daug. Jie yra ne tik fiziologiniai, sensoriniai, bet jie yra ir energetiniai. Per savo kūno dėka tu gali labai giliai išjausti, ką jaučia kitas žmogus. Kokioje būsenoje jis šiuo metu, ką jis išgyvena, ką jis patiria. Tu lygiai taip pat gali dėka savo kūno kaip instrumento labai giliai pajausti gamtą, žolę, saulę, dangų, pasaulį, jo alsavimą, ką tik nori. Taigi tavo kūnas turi daug daugiau talentų negu vien tik sveikata ar gera savijauta. Tavo širdis, tavo emocinis centras turi taip pat neįtikėtinas fenomenalias galimybės, apie kurias daug kas nekalba. Tai yra galimybė jausti tiesiogiai gyvenimą be filtro, be minčių įsikišimo, be projekcijų, be lūkesčių, be reikalavimų, jausti taip, kaip yra. Galbūt kartais jausti kito skausmą ir dėka to patirti didžiulę atjautą, norą padėti, ryšį, gelmę. Kartais dėka to paties širdies atvirumo tu gali jausti gyvenimo arba situacijos grožį, spalvingumą daug didesniam lygmenyje, negu tuomet, kai viską patiri tik mintimis ir savo racionalumu. Taigi tavo širdis turi didžiulės galimybės patirti gyvenimą totaliai, patirti gyvenimą išgyvenimais, sodriai, spalvingai. Taip, kaip daugelis mūsų gyvenimą patirdavom tik vaikystėje. Galima susigrąžinti šitą jausmą. Žinoma, ir tavo intelektas, tavo protas turi labai crazy galimybių. Pavyzdžiui, jis gali kurti tavo tikrovę. Padarykim vos poros akimirkų eksperimentą. Nepatingėk, akimirkai užsimerk. Aš irgi su tavim užsimerksiu, gal tau bus drąsiau. Gerai. Ir įsivaizduok, kad prieš tave yra stalas ir ant stalo yra citrina. Nepatingėk, būtinai padaryk pratimą. Mes tyrinėjom tavo protą ir jo galimybės, jo genialumą. Pamatyk tą citriną ir paimk ją į vieną ranką. Paėmęs į ranką pajausk citrinos svorį, kad ji sunki. Pajausk, kad ji grublėta. Įsižiūrėk į spalvą, jos geltonumą. Ant stalo pamatyk pjaustymo lentelę ir peilį, padėk citriną ir perpjauk citriną per pusę. Peilį padedam, citriną vėl pakeliam jos puselę prie savęs. Ir dabar, kai citrina yra šalia tavęs,
Paimk su vienu pirštu, paspaudyk jos minkštąją dalį. Tegul išsiskiria sultis, tegul taškosi, jeigu taškosi. Labai gerai. Aha. Su pirštu lengvai prilies savo liežuvį. Rūgštu. Paimk citrinos puselę ir visą išspausk savo į burną. Pilnai išspausk visas sultis. Išspaudžiam. Ar jauti skonį citrinos? Gerai, dabar gali atsimerkti. Greičiausiai, mažiausiai susirauki. Įmanoma, kad išsiskyrė seilės. Labai didelė tikimybė, kad pas tave netgi išsiskyrė tam tikros skrandyje virškinimo sultis, skirtos virškinti ne ką kito citriną. Ką rodo šis pavyzdys apie tavo protą, apie jo talentus? Įsivaizduok, tu keletą akimirkų savo mintimis palaikiai vaizdinį citrinos, kad ji yra, kad tu ją ragauji. Ir tavo protas, tavo kūnas patikėjo, kad ji realiai yra. Tai štai tokios fenomenalios galimybės yra tavo smegenyse. Į ką tu nukreipi savo dėmesį, kokią mintį savyje kultivuoji, palaikai, o jeigu dar palaikai vizualiai, emocionaliai, ta mintis tampa tikrove. Įsivaizduok, jeigu tu savo mintise netyčia kažkodėl laikai mintį, kad su tavim kažkas negerai. Kad tu mažas, kad tu menkas, kad tu kažko negali, kad tai ne tau, kad gyvenimas yra tik tiek, kiek yra. Ir tu tą mintį kaip citriną palaikai 30 sekundžių dėmesyje. Įsivaizduoji, ta mintis neišvengiamai kurs tavo tikrovę realybę. Ji neišvengiamai lems tavo fizinius pojūčius, netgi hormonus, kurie išsiskiria tavo kūne. O jeigu tu tą mintį laikai ne 30 sekundžių, ką mes padarėm su citrina, bet laikai 10 minučių, valandą, parą, savaitę ar net 10 metį, ar gali pamanyti, kaip tu per šitą 10 metį tveri pats save? Kitas intelektualinis eksperimentas būtų toks. Įsivaizduok, kad tu ateini į vakarėlį su mintimi apie save, kad su tavim kažkas negerai. Tu atsisėdi kur nors kampe ir tiesiog stebi, kaip žmonės į tave reaguoja, o tu susisukęs, nes tu su tavim negerai. Ar daug dėmesio sulauksi ir kokio dėmesio sulauksi? Įsivaizduok, kad netikėtai, taip kaip su citrina, tu sėdėdamas tame pačiame vakarėlyje pradedi galvoti, kad su tavim yra viskas fantastiškai gerai. Kad tu laimingas, kad tavo viduje darna, kad tu laisvas, kad tau įdomu žmonės ir taip toliau. Tu savyje pakeiti mintį, kurią kultivuoji. Tu pakeiti mąstymą apie save. Ir toliau sėdi vakarėlyje. Bet dabar jau atviras, su kita netgi hormonų pusiausvyra, ką mes jau aptikom trumpų eksperimentų prieš tai eigoje, ir sėdi. Kaip tu manai, ar kitaip į tave reaguoja žmonės aplink tave? Tikrai tai bus visai kitas vakarėlis. Jeigu tu sugebi matyti mintis, kurios vyksta tavyje, o nesekti paskui jas, jeigu sugebi sustabdyti mintis, kurios vyksta, ir jeigu sugebi pasirinkti naujas, tu gali kurti ne tik savo savijautą, bet kurdama savo savijautą, tu gali kurti ir išorinę tikrovę, prie kurios lietiesi, kurioje dalyvauji. Tai yra neįtikėtinai didelis tavo intelektualinis, tavo proto talentas. Ir jį irgi verta tyrinėti. Taigi mes jau turim kūno talentus, mes turim širdies talentus, mes turim savo intelekto, mąstymo talentus. Ir mes netgi turim savo dvasinius talentus, kuriuos šitame kurse taip pat tyrinėsim. Kas yra tavo dvasiniai talentai? Tai yra gebėjimas į viską, kas vyksta tavo viduje, netgi kūno pojūčius, emocijas, mintis, pasižiūrėti tarsi iš šalies. Dvasinis talentas yra gebėjimas atrasti savyje kažkokią vietą, kažkokią savo dalį, kuri neutrali, kuri tiesiog stebi ir dalyvauja tik matymu, tik stebėjimu. Jeigu tu aptinki savyje šitą vietą, tu tampi kūrėjas savo vidinės realybės, savo savijautos, savo būsenų, savo minčių ir taip toliau. Tai kai mes kalbame gyvenk 100%, pirmiausia mes kalbame apie galimybę pamatyti save tokiu būdu. Pamatyti, kad tu laisvas nuo viso, kas vyksta tavyje ir pamatyti, kad tu gali visą tai tverti sąmoningai. Antra dalis, ką mes turime omenyje, kai sakome gyvenk 100%, yra, kad per mūsų gyvenimą mes galime patirti nepamatuojamai daug daugiau.
negu mums rodo šiuolaikinė visuomenė. Taip, žinoma, yra šeima ir nuostabu kurti genialią šeimą. Jeigu nori, tikrai tu gali tą daryti ir kursas tau ir tai netgi padės daryti. Veikla. Taip, yra nuostabu turėti veiklą, kurioje tu uždirbi, pasieki dalykus, karjerą turi ir taip toliau. Bet tai yra tik labai maža gyvenimo dalis. Savo gyvenime mes dar galime atrasti savo paties personažus, rolės, vaidmenis, kurie atskleidžia labai skirtingas mūsų pačių dalis. Jeigu mes atskleidžiam labai skirtingas mūsų pačių dalis, mes galim patirti nepamatuojamai daug daugiau. Pavyzdys, šitas žmogus. Šitas žmogus, jis turi nuostabią viešo kalbėjimo karjerą. Aš per savo gyvenimą baigiau politinės retorikos magistro studijas. Raudonų diplomų, didžiuojasi nuostabu. Kaip viešo kalbėjimo specialistė, taip pat dirbau Amerikos vienoje garsiausių įmonių kaip jų trenerė, keliavau po pasaulį ir pačias garsiausias organizacijas mokiau kalbėti geriau. Tai čia yra viena mano gyvenimo dalis. Jau ji yra nuostabi ir puikiai nuostabiai realizuota. Bet čia tik pradžia to, ką aš atradau dėka šitų mokymų savyje. Aš taip pat esu virtuvės šefė. Sudarinėju meniu, koordinuoju komandą, kur mes gaminame valgyti. Aš taip pat esu operatorė. Puikiai išmanau, kaip naudotis kamerą, apšvietimais, garso įrangą ir taip toliau, kaip montuoti video ir panašiai. Aš taip pat esu marketingo specialistė ir puikiai išmanau, kaip veikia reklama, ką su ją daryti ir panašiai. Aš turiu ir šitą amplua. Aš taip pat neretai esu linksma, atsipalaidavusi pievų mergaitė, kuri gali bėgioti po laukus ir dėl nieko absoliučiai nesirūpinti. Ir dar yra daugybė rolių vaidmenų. Tiesa, autorė knygų. Ne? Vienas iš mano amplua. Ir tų amplua yra daug. Ir kiekvieną iš tų amplua aš atradau dėka tyrinėjimo, o ko nori mano širdis, ko nori mano intelektas, ko nori mano kūnas, ko nori mano esybė. Ir tai aptikusi leidau savo išplėsti savo gyvenimą tokiu būdu, kokiu anksčiau net negalėjau įsivaizduoti, kad įmanoma. Aš leidau savo patirti savo 100% pasireiškimą. Totalią realizaciją, pačiom įvairiausiam formom. Jeigu tau tai įdomu, gyvenk 100% yra tezė, kurią ir tau verta tyrinėti. Kas dar yra gyvenk 100% yra matymas paties pasaulio jo pilname pasireiškime. Vietoj to, kad matytume vidutiniškai normalią realybę, kaip visada, tu gali savyje atrasti būdus, kaip net susitikdamas su prekybos centro pardavėja, tu gali pajausti artumo, gelmės, meilės netgi ryšį. Tu gali žiūrėdamas į medį matyti ne tiesiog beržas, bet tu gali patirti, ką jaučia medis, ką jis išgyvena savimi, jo ryšių su žeme, su dangum. Tu gali žiūrėdamas į dangų patirti begalinę erdvę už dangaus, kurią jis liečia ir taip toliau. Kiekvieną akimirką tu gali patirti daug totaliau, daug pilniau, negu iki šiol įsivaizdavai. Tai yra trečia dalis to, ką mes turime omenyje, sakydami, gyvenk 100%. Nebijok tikėti, kad tu gali realizuoti labai daug savo paties dalių. Nebijok tikėti, kad pats gyvenimas gali būti įvairus ir kad jo įvairovėje vis tik gali būti didžiulė, nuostabi, labai skani gelmė.